Ir vėl kalėdos. Atrodo, tik spėjau iššokti iš savo kalėdinio outfitų ir vėl reikia jį apsirengti. Kaip visada per kalėdas noriu padaryti kažką ypatingų, kažką specialaus, kas suteiktų džiaugsmą žmonėm. Ir šį kartą labai netikėtai gavau laišką iš vienos mergaitės, kuriuo noriu pasidalinti su jum. Sveiki, esu Monika, gyvenu Vilkijos vaikų namuose jau daug metų. Mačiau, kad bandote padaryti vaikų kalėdas smagesnes. Tai labai gražus poelgis iš jūsų pusės. Norėjau pasiteirauti, ar būtų galimybė jums atvykti pas mus. Mums dovanų nereikia, tačiau daug vaikų iš mūsų namų jūs stebi ir labai jūs mėgsta. Jiems pamatyti jūs prieš šias šventes būtų kaip dovana. Jeigu susidomėjote, ar yra bent menkiausia galimybė, kad atvyksite, lauksiu jūsų atsakymų. Pagarbiai, Monika. Norėčiau atvažiuoti į Vilkiją ir nustebinti Moniką, auklėtojas ir visus vaikus, kurie ten yra. Varom. Aš turėjau pagauti. Turim naują operatorių, šiaip einam su vienu arba dviem operatoriais, bet šiandien pasiėmėm trečią. Dovanų maišas čia. Sakė nieko neimti, bet vis tiek truputėlį paėmėm ir eisim tiesiai po paradinės duris į vaikų... į vaikus neeisim, bet į vaikų namus eisim. Pažiūrėsim, sakė, jokių dovanų neimt, bet vis tiek, truputėlį bent jau parodysim. Va. Mažiausiai, bent jau pliušinių žaisliukų. Eglutė. Tai va, varom. Ir čia dabar tas mymas. Laba. Arba garsiai, arba tyliai, kaip norit. Sveiki. Visi laukėt? Sveiki, tu visiems po 5. Labas. Sveikas. Žiauri Maikį. Labas ir tu. Šaltas rankos, atsiprašau. Su jum irgi. Ar jau sveikinuosi? Ne. Tam sveikinuosi, bet antrą kartą irgi. Sveikas. Tai ką, atvariau pas jūs, pakelkite rankas, kas pirmą kartą apie mane išgirdo. Tikėtina. Norėjau paklausti, kokius dar YouTuberius žiūrit. Marta žiūrit? Tai jo, tai Martas irgi čia yra. Nu ką, jūs smagus, iki. Atsivedžiau Martą kartu. Sakė, kaip ir dovanų jums nereikia, tik tai atvaryti man, bet vis tiek paėmiau bent jau mažiausiam iš jūsų truputėlį dovanėlių. Tai būtų tokie tiesiog. Prašau. Tai gal pažaisim žaidimą truputėlį susipažint. Mesiu sniego senį kažką. Ir tas turės pasakyti vardą savo ir kažkokį faktą. Nepastebėjot, kad čia aš? Gerai, planas buvo toks. Užmaskuosi Martą, niekas nesitikės, visi bus OMG, Martas. Bet tik įžengus jam pro duris visi suprato, kas čia toks. Ir manau, tu irgi vėliausiai iš toj vietoj jį atpažinai. Tai mesiu pirmą Martui, pasakyk savo vardą ir pasakyk kažką įdomaus apie save. Aš esu Martas ir man patinka sportuoti, kurti video ir kurti verslus. Op! Aš esu Nedas. Žiauri Maikį nedu. Žiauri gera. Man patinka sportas ir žvejyba. Geras. Metam tau vieną. Šitačkai Markas. Viskas gerai. Esu Nojus, patinka sportuoti. Meluoji. Malonu. Nojau. Gerai, tau mesi gerai. Nes daužysim. O. Aš esu Viltė ir man labai patinka dainuoti ir šokti. Labai smagu Viltė. Gerai, aš noriu duoti jums. Aš esu Gabija ir man patinka žaisti futbolą. Op! Aš esu Gabrielė ir man patinka filmų žiūrėti. Kokius filmus? Siaubo, komedijos. Dabar mesim vieną tokį netikėtą. Aš esu Monika ir man patinka žiūrėti serialus ir skaityti knygas. Labai malonu susipažinti, Monika. Manchester United fanas. Esu Vasilas, man patinka krepšinis, futbolas, tinklinis. Tinginiauti irgi. Auklėtoja išdavė paslaptį. Tai va, prašau, jūs vienas su kitu pasidalinkit čia, aš gal labai nenoriu sužeisti mergaitės. Esu Emilija, man patinka dainuoti ir šokti. Esu Justė ir man labai patinka piešti. Esu Titas, patinka futbolas. Esu Luknė, man patinka šokti. Labai gerai. Auklėtoja mums išdavė, kad visi vaikai sportuoja ir turi laimėję labai daug apdovanojimų. Ir aš galvoju, okei, bus kokios 3-4 trofėjos, gal porą medalių, bet atėjęs į kambarį nesitikėjau, kad bus tiek daug. Oh my god. Aš galvoju, kur tie trofėjai, nieko nėra. Beveik visi apdovanojimai, kuriuos matot, yra už futbolą. Ir tai, ką išgirsite netrukus, paaiškins kodėl. Gabija žaidžia šiaip Lietuvos rinktinėje. Rimtai, paplojam. Tai matau labiausiai futbolas patinka, ne? Kas krepšinį žaidžia?
Čia tie patys, kurių futbolą žaidžia, krepšinį žaidžia. Gal kažkas kovos menus, kažką, ne, kovotojų nėra. UFC yra kažkas, kas UFC kovoja. Ką dar čia turim? O tai čia... Taip. Tu irgi turi? Oi, ačiū. Dar turi? Po to, kai baigėm apžvelgti vaikų sporto pasiekimus ir kai aš jiems parodžiau, ką reikia daryti, kai iš pasulų užpuola gyvatė, prasidėjo linksmybės. Bet gal žinot, kas čia yra. Tada pagreitėjai, tada galima čia daryti. Ui, tu sau. Okay. Wow! Martas ir mane bandė išmokinti būt ninja, Žiauriai easy padarysiu. bet nelabai gausi. Tai atsargiai čia turim toks žiūrovų. Tai čia kažką taip pradėčiau sukt. Vėliau, kai išėjom į lauką, vaikam taip pat leidom pabandyti, bet dabar atėjo mano laikas sublizgėti. Šitą nemoku, čia kažkas naujo. Okei. O tu, Martai, moki? Nu, blemba, Moki, ne? kažkiek gaunas. Jau, easy. Oi, ten kažkas. Kažkiek gavosi, va. Nu, ateik. Prašau. Nu. Nemoki? Kas norit? Jo, kas, ateik. Pabandykit iš pradžių, kaip jums atrodo natūralu. Nu. Žiūrėk, parodysiu su dviem. Čia realiai labai. Taip, kaip atrodo, taip ir yra. Išmeti vieną, išmeti antrą. Ai, gerai, Taip, pabandom. Jo! Žiaurus. Viskas. Parodėm vaikams, ką mes mokam, o dabar jie išsivedė mus į lauką pažaisti futbolą. Ir labai greitai supratom, kad visi tie apdovanojimai ir trofėjai yra tikrai jų. Martai, tu matei, ką jis padarė? Jis ką tik dankino kažką. Oi, sam. Ir jie siūlo mums 3 prieš 3 stovėti. Geras. Ateinam pas futbolo žiauriausią, U17 žiauriausią žaidėją. Ui, around the world tokį va. O. Martas. Ui, tu savo, geras. Dėkui. Oi, tu sam. Eik tu savo. Kažką tik vyko. Eik tu savo. Eik tu savo, ką? Ui, žiaurus. Let's go. Toilė. Ai, ne. Tai Martai, dabar tavo eilė. Pabandyk, aš noriu, kad mergina spirtų. Baisiau, žinok, baisiau. Jinai rimta, kaip parbėgai tą kamalį. Matai, aš tą sakiau. Ui, geras, nice try. Gerai, einam kraščią 3 ant 3. Ja. Pabandom. Greitai, iki 5 taškų galim. Tu su mum ir jūs 3? Sėkmės. Tada iki 5 taškų. Balko! Įdėk. Operatorius. Vyrukai. Maudės. Martai, tu 3 metrų, kodėl? Nežinau. O! Pofik! Žiauru. Žaidimas Max. Bijokit. Vieno taško reikia. 4-4. Nieko. Dėkui, Martai. Good game. Po to, kai pasikrojo malkų visur, kur buvo reikalingas kamuolys, auklėtoja kartu su vaikais mus pakvietė į vidų. Ir ten mūsų laukė užduotis, kurios Martas ir aš dar niekada gyvenime nebuvom darę. Ar kepat namie kučiukus? Niekada šiaip nemaniau, kad įmanoma kept kučiukus namie. Aš žinau, kad įmanoma. Nežinot, iš kur atsiranda? Kučiukų medžio? Nu, einam pažiūrėti. Atėjome į virtuvę pirmą kartą kept kučiukus. Mes šiandien kepam. Auklėtoja Sandra paaiškino viską, ką mums reikia žinot, nusiplojom rankas ir nieko nelaukdami pradėjom. Čia yra tešla, tai vienas turit pakočiuoti, ta tešla labai nestipri. Nes vaikystėje galbūt mokino ten tokį, žinot, gyvatėlę pasukti, tada pjaustyti, bet mes, kadangi esam gudresni ir mokam lengviau tai daryti, tai mes tiesiog lengvai pakočiuojam ir gyvatėlę susipjaustam. Ir tada jas smulkinam tokio dydžio, kokio nori. Prašau. Teoriškai gali būti vienas didelis kučiukas, kaip
Kolega paminėjo. Tada bus bulka. Bulka, ai, nu teisingai, jo. Kaip sekasi? Nežinau, Tom, panašu čia į kučiuką, ar ne? Kaip mums sekasi? Jeigu iš 10 vertintumėt, kiek mums sekasi? 10. Damn. Ai. Ačiū už teisybę. Matęs tą, kur Dubajų ten, su peiliu. Ne. Ai, teisingai, man dėt. Aš galvoju, kažkas paims už mane. Ačiū labai. Tai kol iškeps kučiukai, vaikai pakvies jūs kartu padainuoti ir pašokti. Fin. Copyrightas. Koreografiją perpratau. Aš nesitikėjau, kad mano vakaras bus toks. Neblogai šokiai. Ačiū. Ačiū. Filmuok kučiukus. Geras. Pažiūrėk, ką Martas iškepė. What the fuck, man? Žinau, kažkaip gavosi, nežinau. Wow, super. Kučiukai. Nu, kaip semkės valgysim. Tai čia mes judam, okei, Martai, okei, nesitikėjau čia kažkaip. Kadangi dovanoja dovanas jūs, mes irgi norim padovanoti dovanų. Nu tai kučiukai jau užsiskaito, bet... Ką čia bus, Martai? Nežinau. Nebeinat jau į mokyklą. Gal galim sugrįžti? Galit sugrįžti. Čia su mūsų atributika kuprinės, tušinukas. Ten viduje irgi yra naudingų dalykų. Ir mes dar norim operatorium irgi po tušinuku. Jūs visą laiką tikriausiai visi pamiršta, ar ne? Šo, Martai. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Geras. Pažiūrėsim, kas viduje. Pana, tikrai bus panaudota. Kupriai skūlė. Ska. Geras. Mes turime gertuvę. Rankšluostuką. Ir rankšluostuką. Eik, sakau, gerai. Bus CSO streamai, tai per streamą, manau, arba šitą kažkur pasidėsiu, arba šitą. Geras. Čia gal kažkas paslėpta? Ne, nieko nėra. Ačiū labai. Ir mes su Martu turim dar vieną tokią specialią dovanėlę jums. Čia taip, ir tos dovanos eina šitaip. Tai turim mes tokį specialų auksinį kamuoliuką. Žaisliuką. Dėl to parinkau būtinai auksinį, nes 2025 metais auksas spalva neša laimę, džiaugsmą ir sėkmę. Tai va, kad būtumėt visi laimingi ir kad kiti metai būtų sėkmingi, jums galėsit pasikabinti ant eglutės ir mes su Martu dar čia pasirašysim. Ir turim dar vieną tokį patį, kur norėčiau, kad visi iš jūsų pasirašytumėt. Tikiuosi tils viskas ir šitą pasimsim mes namo. Turi parašą, Martai? Tokį Kažkokį tipo. Lieka autografą? Jo. Neturi? Gal žinau, gal kažką turiu. Toks. Ir tada bam. O, Dievo, kaip baisiai. Eik tu savo. Rašau tu kitoj pusėje. Eik, normaliai. Marto parašas, su kuriuo mes pasimsim daug paskolų ir... Tai va, tik tai leiskit truputėlį, kad pražiūtų, kad nenusivalytų, nes paskui bus labai gerai. Martas T. Vienintelis pasaulyje. Bam. Taip, prašau. Dar kas nepasirašė? Kaip padarėjai? Ne, jau 23 kažkas pasirašė. Pakabinsim mane eglutės, kur kokią vietą kažkas mums duos. Gerai. Va taip, ne? Ir taip, mano myli žiūrovai, paprastas laiškas, kurį tikriausiai net pati Monika nemanė, kad perskaitysiu, sukūrė mažą kalėdinį stebuklą. Neapsakomai džiaugiuosi galėdamas suteikti tiek džiaugsmo, tiesiog darant tai, ką darau ir būnant savimi. Ačiū, kad žiūrėjot, ramių švenčių ir atsiminkit. Pralaimi ne tas, kuriam nepavyksta, o tas, kuris net nepabando.